Sveiki, bičiuliai. Šiandieną norėčiau Jums parodyti nedidelę automatizaciją, kurią sukūrėme savo paskyros stebėjimai. Instagram paskyrą visus automatizaciją vykdome servise make.com. Jisai yra nemokamas, leidžia per mėnesį padaryti 1000 operacijų. Prisijungiame prie savo paskyros, pasirenkame sukurtus scenarius. Tos scenarius mes galime redaguoti, keisti. Čia yra aktyvūs scenarijai. Mes įeisime į savo sukurtą jau scenarijų. Jame matysime, kad jisai veikia ir pabandysime apžvelgti, ką jisai daro. Šiuo atveju, kaip ir yra parašyta, tikrinama Instagram paskyra. Kam tai gali būti naudinga? Sakykime, mes ją naudojame tam, kad galima būtų susikurti ataskaitą ir stebėti tos ataskaitos kiekvieną dieną, ar ten už mėnesio laikotarpį galima būtų stebėti jos pokyčius. Tai reiškia, šiuo atveju pavyzdys yra ant mūsų paskyros, bet tai galima būtų daryti ir ant konkurentų ar kažko. Šiuo metu mes padarytą ataskaitą, matome followerius, prisijungimus. Ir tai šitokią ataskaitą mes kiekvieną dieną mūsų paskyros, reiškia, gauname į elektroninį paštą. Kaip visa tai veikia, tai yra servisas Apify. Apify servisas, jisai taip pat bandomąjį laikotarpį yra nemokamas, jisai duodavo 5 eurus pabandymui ir jisai turi didelį kiekį įvairių įrankių, kurie jau čia yra sukurti ir parduodami. Tai šiuo atveju mes tai padarėme ant įrankio Instagram ir ant Profile Scraper arba Post Scraper. Taip pat galima daryti ir su Facebooku, ir su LinkedInu, su visais pagrindiniais socialiniais tinklais. Tuo pačiu, aišku, ir Google Mapsus. Ir paleidus, jį nustačius ir paleidus, jisai kiekvieną dieną, čia šiuo atveju yra stebimos 2 paskyros, galima stebėti daugiau. Nustačius laikotarpį galima kiekvieną dieną gauti tos dienos rezultatus ir stebėti pokytį. Taip pat galima pačius postus gauti, galima ir postų nuotraukas, bet šiuo atveju nebuvo reikalinga, bet taip pat galima stebėti, kurie postai padidino judėjimą paskyroje ir taip toliau. Tai šiuo atveju apžvelgime. Pirmasis įrankis tai yra prisijungimas prie Apify'aus. Jisai nuskaito, gauna duomenis į pirmąjį modulį, toliau perdodama į rezultatus, nes šitame modulyje yra nuskaitoma ir atiduodamas tik tai duomenų bazės numeris. Čia yra storage'ai ir saugojami duomenys šitoje duomenų bazėje. Tai mes iš tos duomenų bazės paimame duomenys ir paimtus duomenys perdodame į šitą lentelę. Lentelė užsipildo automatiškai su visais nustatytais duomenimis, kuriuos mes nustatėme. Iš tos lentelės sukuriamas su Google Looker Studio sukuriama ataskaita. Ja nusistatome pagal savo norimus kriterijus, tai reiškia, stebime, čia galima kaitalioti. Čia, sakykime, šiuo metu yra followeriai, ar ne? Mes galime juos pakeisti, sakykime, į postus. Ir jie skaičiuos postus vietoj followerių. Duomenys pasikeis, post.
add metrics followers. Tai reiškia, vienoje lentelėje mes matysime followerius ir tuos, bet, na, yra vietos galima pasidaryti ir po 3 atskirus. Followeriai čia yra. Taip, čia galima pasiimti laikotarpį, ar ne. Apply. Tada mes matysime su mūsų data paskutinė. Šiuo atveju čia buvo nustatyta, kad nežymėti visus šitos. Taip pat galima keisti šitos lentelės stilių. Tai reiškia spalvas, storinimus, užrašus. Tai va, tai šitokią lentelę turėdami mes kiekvieną nustatytą dieną gausime elektroninį paštą ataskaitą ir galėsime stebėti. Aišku, šitai savo požiūriu kiekvieną dieną stebėjimas galbūt irgi nelabai kažką tai duoda, bet mėnesio ar paskui 2 mėnesių bėgyje mes galėsime matyti savo paskyros judėjimą, jeigu tai nedarome kaip kažko tai tokio išskirtinio. Čia paprasta automatizacija, bet galima nusistatyti ten įvairius šitoj lentelėje nuorodas, galima įsidėti skirtumus, kai ten savaitės bėgyje kaip keitėsi, kaip viskas veikia. Paprastas būdas sekti savo vieną iš veiklų. Na ką, kitose, žvelgsime kitas automatizavimas.